Sveiki, mano brangiai, ir šiandien vėl rubrika Mėnesio taroskopas pagal zodiako ženklus ir mėnesio taroskopas dvynių ženklo atstovams. Turiu prieš save 4 taro kortų kaladės. Ir prieš tai norėjau jum dar pasiūlyti savo gaminius, savo apyrankes, kurias aš gaminu iš natūralių akmenėlių, todėl kad šiuo metu tikriausiai daugam aktualu surasti gerą ir prasmingą dovaną savo artimiesiems. Tai čia yra tikrai prasminga dovana, nes apyrankės visos yra įkrautos apsaugai nuo išorinio negatyvaus poveikio ir užkalbėtos, aktyvuotos, užprogramuotos sėkmei. Kiekviena apyrankė, va matot, yra individuali, kažko tai skiriasi, tokios jau antros jau negausite, o svarbiausia, žinoma, kad apyrankė įgautų tas apsauginės funkcijas, tai ją reikėtų būtinai užkalbėti maldomis ir būtinai užprogramuoti, įkrauti, taip sakant, kitų atvejų, tai tik tai bus kaip papuošalas, bet jeigu norite ir apsaugos, jeigu norite, kaip talismanas ir arba amuletas, tai būtinai turi būti atliekamas dar ezoterinis darbas, veriant apyrankę po suvirimo, dar jinai turėtų būti įkrauta specialių ritualų. Taip, čia yra kvarco miksas, labai džiugi apyrankė su tokia žvaigždutė. Pasižiūrėkit, koks grožis. Čia yra dūminis kvarcas su hematitu. Irgi labai gražus derinys. Žyba auksas, tas hematitas auksinės spalvos. Čia yra ametistas. Ametistas labai tamsus, labai kokybiškas ametistas. Čia yra opalas su rožiniu kvarcu. Super švelni apyrankė. Labai tiesiog ją nesinori paleisti iš rankų. Čia yra lava su hematitu sidabrinės spalvos. Ir čia yra vėl ametistas su tokiu dar ženkliuku yin yang, jeigu matote. Taip, apdirbtas ametistas jau žvilgantis, blizgantis. Taip, tai gerai, kas norėtų, prašom, rašykite man ir užsakinėkite apyrankės. Kaina 30 eurų. Taip, pradedam nuo pirmos kaladės, kvailio. Dvyniai, kas laukia gruodžio mėnesį. Traukiu kortas, dvyniai. Pirma korta 9 lazdos. Antra korta 5 taurės. Ir trečia korta fortunos ratas. Taip, ištraukiau pasižiūrėti fortunos ratą. Patikslinimo kortą. Taip. 9 lazdos. 9 lazdos tai pasipriešinimas arba tam tikros kliūtis, su kuriuom jūs galite susidurti. Tai yra, sakykime taip, reikia jums praeiti tam tikras kliūtis, kad iš jų išsivaduoti. Bet čia yra gera žinutė to arba gera korta to, kad matot, tos lazdos, kuriuos jums sudarė kliūtis jūsų kelyje, jos jau liko užnugaryje. Jūs jau praėjote, taip sakant, mūšis jau bus pasibaigęs ir jūs jau būsite kaip nugalėtojas. Tai tikriausiai, sakykime taip, jeigu dabar lapkritį praeinat kažkokį sunkų periodą, kai reikia pakovoti, kažką tai praeiti, vis iškyla kliūtis. Tai gruodžio pradžioje jau galėsite pasidžiaugti to, kad kliūtis jau pagaliau liko užnugaryje. Taip, ir pagal lazdų kortą, 9 lazdos dar įsikišimas į jūsų gyvenimą trečiųjų asmenų dažnai būna. Tai kaip trečiųjų asmenų, jeigu čia šeima jūs, tai kažkokia ten mama, anyta, tėvai, kažkas tai gali kišti su savo nuomonėm, su savo gyvenimo stereotipais, šablonais, su savo mąstymu ir bandyti ten jum reguliuoti viską. Taip, sekanti korta yra 5 taurės. 5 taurės šiaip yra nepateisinti lūkesčiai ir viltis. Tai yra tuomet, kai žmogus šiaip tai
lieka tokiam liūdesyje dėl to, kad kažkas tai nepavyko, kad kažkas tai žlugo planai, kad kažką prarado, kad jisai nusivylė. Tai pagrindinės tokios arba gali būti kaltės jausmas, kažkokia trauma psichologinė. Ir vad žmogus liūdi, žmogus turi išgyventi ir pergyventi tą savo kažkokią traumą ir tą savo praradimą. Ir jisai susifokusavo ant tos nevilties, bet tai yra laikina. Reikia suprasti, kad tai yra tik tai emocija nuo tam tikro įvykio, kuris dabar užvaldė protą, užvaldė emocijomis. Bet emocijos jos atslūgsta. Tai reikia suprasti, kad nereikia tą nevilties jausmą jau laikyti, sakykime taip, tuo tokiu pagrindiniu kažkokiu tai gyvenime įvykių, nes tai tik tai tam tikras periodas, kurį jums reikia išgyventi ir stengti savo protų šitos emocijas apraminti. Ir viskas tiesiog apraminti. Taip gali būti skaudu, taip gali būti atrodyti, kad nėra ateities, viskas beviltiška, aš beviltiška ar beviltiškas, bet tai yra tik tai, kaip mūsų viskas, kas iškyla iš emocinio pasaulio, iš emocinio kūno. Tuomet tiesiog imkite ir nukreipkite savo mintis, aš turiu omeny, kažkur tai nueikite, kažkur pabendraukite, išeikite į sociumą, išvažiuokite į gamtą, pakeiskite atmosferą ir aplinką, kad jums lengviau būtų susitvarkyti su tom emocijom ir pakeisti tas mintis negatyves. Taip, sekanti korta yra Fortūnos ratas. Fortūnos ratas tai yra sėkmės korta. Sėkmės korta tai tuomet, kai į jūsų gyvenimą, mano brangus dvynukai, sakykime, taip, įeina tam tikras fatalumas, aš turiu omeny fatalumas, tai kuomet kažkokios aplinkybės, kažkokie įvykiai numatyti iš aukščiau. Turėtų būti taip, kaip turėtų būti. Turėtumėte kažkaip viskas kaip aplinkybės susiklosto taip, kad net neplanavote, kažkur nuvažiavote. Ar atvirkščiai planavote ilgai ir nenuvažiavote. Tai yra tas fatalumas, tas viskas sudedamosios, kurias sutvarkė mūsų globėjai arba aukščiausiosios jėgos tam, kad jūs arba nuvažiuotumėte ten, kur reikia, arba nenuvažiuotumėte ten, kur nereikia. Tai čia yra apie tai korta. Fortūnos ratas ir bus susiję tikriausiai su finansų sritimi. 9 pentakliai arba 9 monetos, finansinė korta. Korta vėl sėkmės, finansinės gausos ir klestėjimo. Tai turėtų, sakykime taip, jeigu mėnesio pradžia kažkokiu bus susijusi su kova ir neviltimi, tai labai greitai šitą situaciją pasikeis tom, kad jums pasiseks, kaip sakoma, posakis yra, jeigu nesiseka meilė, pasiseks piniguose. Tai čia tos kortos yra apie tai. Taip, antra kaladė yra Iliuminatų taro ir žiūrim toliau. Traukiu kortas. Dvyniai, korta mirtis, korta jėga ir korta 7 lasdos. O čia tai superinis derinys mirtis ir jėga, 2 didieji arkanai ir 2 tokie stiprus arkanai. Tai yra pokyčiai. Tai yra pokyčiai vidury mėnesio arba pirmoji mėnesio pusė jūsų laukia tikrai tokie netrivialūs pokyčiai, tai apie tai, kad tokia transformacija jūsų gyvenime, kuri tikriausiai jau senai brendo ir pagaliau pribrendo. Ir jau jūs nuo jos nepabėgsite, nepasislėpsite, neišvengsite ir taip toliau. Mirtis, vidinė transformacija, o ta transformacija dėl to, kad jūs turite didelį potencialą ir kad jūs prie jos ėjote ir ruošiatės, kad pribrendo jūsų arba prasiplėtė jūsų sąmonė, suvokimai, pasikeičia labai rimtai jūsų programos, šablonai, stereotipai, jūsų mąstymas, mentalus
laukas, sakykim taip. Tai yra apie tai, kad, jeigu, sakykim taip, jūs kažko tai aktyviai siekiate, apie kažką tai labai ilgai svajojote, turėjote labai aiškę viziją, turėjote labai aišku tikslą, labai aišku norą ir svajonę, ne šiaip ten kažką tai, gal kažkokį ten, aš nežinau, kažko noriu, nežinau ko. Kažkokios meilės, tokios amžinos. Aš turiu omeny, kai jūs žinojate, ko jūs norite. Jeigu tai antra pusė, jūs tiksliai žinojate, koks tai turi būti partneris, partnerė. Jeigu tai gyvenimas kažkokioj šaly ar konkretus, sakykim taip, namas, jūs žinojate, kur tai namas, kokioj šaly, kaip jis turi atrodyti, su kokiu vaizdu, į ką, jeigu tai vėlgi kažkoks tai savo verslo įsigijimas, atsidarimas, tai jūs labai žinojate tiksliai, kokio jūs norite verslo, kokia ten turi būti, tarkim, studija, erdvė, ką jūs teikite, kokias paslaugas ir kiekvieną ten smulkmeną, kaip jūs sustatysite toje erdvėje, kur pas jūs stovės žvakė, kur pas jūs, nežinau, stovės ten kažkas tai stalas ir taip toliau, kaip jis atrodys, kokios bus kėdės. Tai va čia yra apie tai, kad jums bus duota galimybė ir jūsų pagaliau tos potencialės galimybės, kurias jūs viduj turite savo stiprybę. Aš turiu omeny, kad labai gerai mokate ir vizualizuoti, ir planuoti, ir žinoma veiksmų, dar atitinkamų veiksmų tai pritraukti. Tai yra apie tai. Tai va tikriausiai viskas taip bus, kaip jūs svajojate. Toks pokytis ir įvyks, apie kurį jūs ilgai svajojate ir kurį jūs ilgai vizualizavote. Tai bus tam tikrų kliučių. 7 lazdos. 7 lazdos. Žiūrim toliau. Šviesaus pranašo kaladę. Kas toliau? Bet tos lazdos 7 tai yra žinoma įveikiamos. Visos kliūtis ir problemėlės, tos yra smulkmena palyginus su tuo, kuo jūs pasieksite, su tuo deriniu, kuris jums iškrito mirtis ir jėga. 2 kortos. Čia matot, jėga. Moteris, jai pakluso liūtas. Tai čia yra apie tai, kad jūs savo gyvenime valdovai ir galite, sakykim taip, jį pakreipti tokia linkme, kokia jūs norite ir kurią jūs svajojate. Tai labai turėtų būti jums svarbus mėnuo, mano brangus dvyniai. Taip, toliau žiūrim. Dvyniai gruodis. Korta pasaulis. Korta 7 kardai. Korta vežimas. 7 kardai. Patikslinimo korta. Taip, vėlgi pasaulis vėl didysis arkanas ir pasaulis apie tai, kad, vėl viena iš pokyčių, viena iš naujų gyvenimo etapų korta. Vėl apie tai, kad jūs jau padarėte pakankamai, kad prasidėtų naujas etapas jūsų gyvenime ir jisai tikriausiai taip ir prasidės. Sakykim taip, jūs jau pereisite į naujus metus su tam tikrais dideliais pokyčiais jūsų gyvenime, su perėjimu į tą naują etapą. Jau būsite jame, kuomet pasikeis kalendoriniai metai. Bet korta yra 7 kardai, kodėl aš taip susimaščiau ir ištraukiau dar papildomą kortą, nes 7 kardai tai visada apie tai, kad jūsų kažkoks gali laukti kažkoksai apgaulingas įvykis. Aš turiu omeny, kad arba jūs galite apsigauti kažkokiuose savo lūkesčiuose, 7 kardai, arba jūs kažkas gali sąmoningai apgaudinėti. Tai yra apie tai, kad kažkokie neaiškumai, nesklandumai ir kažkokie tai, paprastai tai būna netgi tokia korta vagystės arba intelektualios vagystės, kuomet
arba pats žmogus susigundė ir pavogė kažkokias idėją, kažkur tai kažkokią informaciją pavogė ir ją pateikė kaip savo. Nu, kažkas tai tokio. Tai va čia jums aš bandau dabar suvokti, kur čia gali būti, su kuo tai gali būti susiję. Nu, kadangi sekanti korta iškrito vežimas, vežimas tai čia gali būti, jeigu ruošiatės keliauti, vėlgi galbūt nuspręsite gruodžio mėnesį kažkur tai išvažiuoti, kažkur tai pakeliauti, kažkur tai nusipirkti kelionę, tai galbūt kažkoks tai gali būti apgaulingas pasiūlymas. Tai tikrinkite, galbūt taip. Gali būti tai susiję vėlgi pagal vežimą, tai gali būti automobilio pirkimas, kažkokios transporto priemonės pirkimas. Vėlgi tada, jeigu norite keisti automobilį ar pirkti ten kažkokį naują, aš turiu omeny sąlyginai naują, ne nauja kaip iš salono, ką tik išleista nuo konvejerio, bet nauja, turiu omeny, vis tiek visi perkam iš kažkokių tai skelbimų jau tuos automobilius padėvėtus, tai apie tai, kad irgi labai atsargiai tikrinkite, tai galbūt jums taip prasigruos šitie 7 kardai. Nu, va čia aš bandau moduliuoti ir žiūrėti, kaip jums gali 7 kardai prasigruoti, bet mangi eina daugiau informacija susijusi su kelionė, nes pasaulis tai irgi gali būti kelionė. Jeigu jūs dviniai numatėte kažkokią kelionę ir kažkur ruošiatės pakeliauti, tai gali būti visgi arba ten jūs susidursite su vagyste, galbūt čia tiesiogiai bus vagystė kelioniai. Nu, jeigu važiuojat vėlgi kažkokius ten kraštus, ten aš nežinau, nenoriu minėti jokių šalių konkrečių, bet galite susidurti su vagyste, iš jūsų kažką pavogs. Taip, ir paskutinė kaladė, auksinio meno taro. Ir žiūrim, kaip pasibaigs jūsų mėnuo, mano brangus dvynukai. Traukiu kortas, dviniai. 9 kardai. Kardų pažas. Ir pentaklių tūzas. Nu, žiūrėkit, tikriausiai tas įvykis jūs kažkiek išmuš iš vėžių, arba ta apgaulė, arba ta vagystė, ne? Nes yra žmogus, matot, verkia, kankinasi, tai kažkiek nuliūsite, galbūt ir nusiverksite, ne? Bet, tai toks trumpalaikis turbūt nuliūdimas, nes, toliau eina tokia kovos korta su tuo, kad tikriausiai pakovosite su tą savo būklę, arba netgi galbūt kažką tai galima bus išspręsti, galbūt, kad ta problema netaip jau atrodys iš pradžių labai kaip išpūsite iš musės dramblį, bet paskui, jeigu pasigilinti, galbūt ir galėsite kažkaip tai su tą apgaulę susitvarkyti ir ją išspręsti. Nes pabaiga yra mėnesio superinė, tai yra korta pentaklių tūzas, jau, sakykime, taip irgi viena iš pačių geriausių kortų, tai yra ir apie pinigus, ir apie finansinę padėtį, ir apie žmogaus, sakykime, taip sėkmę visuose sferose gyvenimo. Tai tuomet, kai sekasi, kaip aš sakau, ir meiliai, ir piniguose, ir darbe, tai, toksai korta už tuos nuopelnus, kurių nusipelnėte, aš turiu omeny, kai savo nuopelnus, kažkokius tai darbo rezultatą, jūs sukaupė tokį didžiulį, kad jums ateina jau ta tokia sėkmė tiesiog iš aukščiau, kai ar jinai jums kažkam prasigruos būtent kaip sėkmė darbe, ar pajamų padidėjimas, ar papildomas pajamų šaltinis, ar kažkokia piniginė dovana. Bet, žodžiu, mėnesio pabaigoje tas pentaklis, tas šansas, ta ranka su ta duoklė, kurios jūs nusipelnėte, tiesiog įeis į jūsų gyvenimą ir jums bus pasiūlyta kaip ant to bliūdelio viskas, kuo jūs tik tai geidžiate ir pageidaujate. Tai tiek būtų mano brangus dvynukai, aš linkiu jums nuostabaus mėnesio, kas norėtų asmeninės prognozės iš pagrindinių gyvenimo sričių, iš asmeninio gyvenimo, darbo, finansų, sveikatos, iš
jūs laukiančių grėsmių ir pavojų. Prašom, rašykite, žinote kur, arba tiesiogiai čia žinutė TikTok'e, arba paklausk tarot@gmail.com, arba Facebook'e, visur yra mano nurodyti duomenys. Padarysim jums sekančių metų prognozę asmeniškai jums iš jūsų nuotraukos ir gimimo datos. Sėkmės!